Šiandien žiniose. Prašančiųjų paramos maisto produktais kasmet vis daugėja. Naminiai gyvūnai turės būti paženklinti specialiomis mikroschemomis. Minima pasaulinė diabeto diena. Gruodžio 3 dieną Panevėžyje bus įžiebta kalėdų eglė. Nuo lapkričio 19 dienos gyventojams bus pradėta dalinti parama maisto produktais. Šį kartą maisto produktai bus skirti beveik 14 000 nepasiturinčių panevėžiečių, o tai ko ne 2 000 daugiau nei pernai. Į labdarą maistu gali pretenduoti gyventojai, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršė 525 litų per mėnesį. Žmonių daugėja dėl to, kad tai lemia ekonominė situacija, vis daugėja bedarbių. Mažėja darbo vietų. Dažniausiai ateina šeimos, kuriuose, pavyzdžiui, vienas šeimos narys netenka darbo, o kitas šeimos narys dirba už minimumą arba abudu šeimos nariai dirba už minimumą ir augina nepilnamečius vaikus. Parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems teikiama kas antrą mėnesį. Rugsėjo 9 gyventojai rado ne tik kruopų ir makaronų, bet ir cukraus. Šį kartą maisto pakete jo nebus. Dabar gaus 3 kg miltų, makaronų, miežinių sausų pusryčių, 3 grūdų košę ir nesaldintą sutirštintą pieną. Kartais būna cukraus, bet šiaip produktai lieka tie patys. Parama maisto produktais gyventojams bus dalinama iki gruodžio 19 dienos, o nuo gruodžio 1 socialinių paslaugų centre bus priimami prašymai paramai maistu gauti kitais metais. Nuo kitų metų visi Lietuvoje laikomi šunys, katės, šeškai turės būti paženklinti specialiomis pavadinėmis mikroschemomis. Tiesa, tai lies tuos gyvūnus, kurie bus gabenami į užsienio valstybės. Baigėsi 8 metų pereinamasis laikotarpis pagal Europos reglamentą, pagal kurį nuo 2011 metų visi naminiai gyvūnai, tai pagrindė liečia šunis, kates ir šeškus, į užsienį turės keliauti su mikroschemomis įsiūtos į pavadį ir su tarptautiniais gyvūnų pasais. Anksčiau buvo leidžiama ir su tatuiruotėm, kad būtų, reiškia, judėjimas su tatuiruotėm. Tai šitas reglamentas jau kaip ir baigėsi, kaip minėjau. Tai nuo 11 metų tie, kurie važiuoja į užsienį, gyvūnai taip turės mikroschemas turėti ir pasus. Beje, tokia gyvūnų ženklinimo sistema greitai aktuali taps ne tik savo augintinius į užsienį vežantiems gyventojams, bet ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, kuris namuose laiko šunį, katę ar šešką. Žemės ūkio ministerija kol kas ruošia, kad nuo 2016 metų visiems minėtiem gyvūnam būtų reikalaujama, kad būtų mikroschemas, kadangi tai vienas dalykas ir dėl vagysčių, kadangi bus galima identifikuoti, kas tas savininkas yra, dėl infekcinių ligų plitimo taip pat ir aplamai dėl valkataujančių, sakysime, jeigu kuris gyventojas bus ar išmetęs savo augintinį, pagal jį mes galėsim nustatyti, kas yra savininkas. Už tai, kad augintinis taptų visateisiu Lietuvos gyventojų, naminių gyvūnų mylėtojų turės gerokai paploninti piniginę, nes mikroschemos implantavimo operacija šunims, katėms, šeškams atsieis daugiau nei 100 litų. Pačios mikroschemos šiai dienai, kiek aš žinau, čia privatus veterinarijos gydytojai, kiek teko iš spaudos girdėti, tai lyg tai 110 litų mikroschema yra, bet manau, kad ateityje, kai bus didesnis poreikis, tai ta kaina turėtų kristi. Manau, kad taip pat gal dalinai turėtų ir savivaldybės prisidėti, ir seniūnijos, sakysim, nes tai vis tik tai yra ir jų reikalas, sakysim, valkataujančių šunų ir kačių, ne vien tik mūsų tarnybos, sakysim, aplinkosaugos ar medžiotojų. Turėtumėm visi šitą prisidėti. Aš manau, kad tos kainos turėtų būti žymiai mažesnės. Naminių gyvūnų šeimininkams, nepaženklinusiems savo augintinių pavadinėmis mikroschemomis, bus taikoma administracinė atsakomybė.
Nuo 1991 metų kasmet lapkričio 14-ąją minima pasaulinė diabeto diena. Ta proga šiandien Panevėžio diabeto draugija Viltis surengė minėjimą, kurio tikslas skleisti informaciją apie cukrinį diabetą ne tik besigydantiems, bet ir visuomeniai bei valdžios institucijoms, juolab, kad pripažįstama, jog diabetas šiais laikais plinta tarsi epidemija. Svarbu minėti tą dieną, kadangi pasaulyje labai plinta epidemija, tiesiog eina diabeto ligos ir būtina diabetikams apsivienyti, apsijungti, kad būtų lengviau kovoti su šita liga, kad gautumėm daug ir naudingos informacijos, kaip valdyti šitą ligą. Tai va, diabetas yra problema ir sergančiam, ir jo šeimai, ir vyriausybei, kadangi yra dėl diabeto daug neįgaliųjų. Pasak draugijos pirmininkės, kovai su diabetu neužtenka vien tik vaistų. Reikia paties ligonio didelių pastangų bei žinių, kad šią ligą būtų įmanoma valdyti. Mums reikia tiesiog patiems norėti ieškoti tų žinių, kaip valdyti diabetą. Tai yra daugialypis procesas ir vienam ligoniui su tuo diabetu yra sunku kovoti. Reikia komandos tiesiog, kad padėtų valdyti šitą ligą gerai, kad būtų geri rodikliai. Dabar kol kas Lietuvoje rodikliai dar yra prasti. Tik tais 5–8% yra, kurie gerai valdo šitą ligą. Taigi diabetas yra pasaulinė problema. Nors medicina sparčiai žengia į priekį, tačiau šią lėtinę nepagydoma liga serga vis daugiau žmonių. Statistiškai diabetas yra progresuojanti liga. Tai jau greitai perės į pandemiją, kadangi kiekvienais metais nuo diabeto suserga daugiau kaip 70 000 žmonių. O miršta nuo diabeto ir nuo jo komplikacijų kas 4 žmogus pasaulyje. O kokios diabeto komplikacijos? Tai būtent akių pakenkimas, nervų pakenkimas, širdies pakenkimas. Diabetas ir jo sukeltos komplikacijos tapo pasaulinė epidemija, kuri plinta vaikų ir paauglių tarpe. Diabetui būdingas padidėjęs troškulys bei apetitas, didėjantis alkis, svorio mažėjimas, nuovargis, suprastėjusi rega, nesugebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Gruodžio 3 dieną Laisvės aikštėje bus įžiebta Kalėdų eglė. Beje, šiemet papuošta bus ne auganti eglė, kaip būdavo įprasta, o nukirsta ir atvežta. Taip nuspręsta padaryti dėl to, kad aikštėje esanti eglė, kuri buvo puošiama pastaruosius keletą metų, vasarą smarkiai nukentėjo nuo audros. Labai sunku kalbėti apie Kalėdas, kai už lango dar lyja lietus, bet laikas nelaukia ir juda į priekį ir netiek jau daug liko laiko iki Kalėdų. O kokios Kalėdos yra be eglės įžiebimo ir be šventinės nuotaikos. Tai Panevėžio miesto savivaldybė planuoja, kad gruodžio 3 dieną, 18 valandą, miesto Laisvės aikštėje, miesto centre bus įžiebiama Kalėdų eglė. Šiemet Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija vyks savaitę anksčiau nei pernai metais. Eglutę įžiebinėjom įvairiai. Buvo metų, kai buvo įžiebiama gruodžio 5 dieną, buvo kai gruodžio 11 dieną, buvo ir lapkričio pabaigoje. Tiesiog tarėme su kitais miestais ir šiemet vienu metu vieną savaitgalį įžiebė ir Klaipėda, ir Šiauliai, ir Alytus, ir Panevėžys. Kaunas įžiebs anksčiau, lapkričio pabaigoje, o paskutinė sostinė gruodžio 11 įžiebė. Tai vat, tiesiog čia yra susitarimo reikalas ir mes kažkaip tai galvojam, kad vis dėlto būtų šaunu, kad Laisvės aikštė atkytų ir nors vieną mėnesį galėtume gyventi tą kalėdinę nuotaiką. Kaip ir pernai, taip ir šiemet šventiniams renginiams savivaldybė lėšų dėl menko biudžeto neskyrė, o vadovauti Kalėdų eglės įžiebimui įpareigojo Teatrą Meną. Jau 2 metai, kai iš tikrųjų tas toks ekonominis sunkus laikotarpis, mes pasitarę su kultūros įstaigų institucijų vadovais, nusprendėme, kad vis dėlto pasidaliname visas pagrindinės valstybės ir miesto šventės, kalendorinės šventės ir organizuoja pačios kultūros institucijos. Tai pernai organizavo Panevėžio bendruomenių rūmai būtent Kalėdų eglutės įžiebimą, šiemet Teatras Menas, kitais metais gal kita kultūros įstaiga, taip kad manau, kad žmonės, kurie tikrai turi patirties, turi idėjų, tikrai surengs puikiai įdomią šventę miestiečiams. Prisijungti prie kalėdinių renginių organizavimo kviečiamos ir visuomeninės organizacijos, švietimo įstaigos bei miesto verslininkai.